Tai pirmiausiai žvelgiu į jūs, Daiva, ir noriu tokio bendro įspūdžio, reiškia, kokį jūs perskaitėte knygą, ją recenzavote. Koks yra bendrasis įspūdis apie šią knygą? Taip, jeigu vienu žodžiu, tai geras ir ypatingai geras, kuris pranoksta turbūt bet kokius lūkesčius. Ir, skaityti elektroninę formą, o paskui pasiimti tikrą knygą, tai čia turbūt kaip gimęs kūdikis. Ir kai aš ją varčiau, tai taip, su tokiu tikru nuoširdžiu pavydu. Pavydu tiems, kas ją skaitys, ypatingai ta jaunoji karta. Ir galvoju, kaip norėčiau būti 10 metų, atsiversti iliustracijas ir nepraeiti to teksto, kuris yra čia įdėtas. Ir tikrai turbūt pradėčiau nuo to, kam ta knyga galėtų būti skirta. Tai tekstas, kaip jau ir minėjau, pranokęs bet kokius lūkesčius, nes tie lūkesčiai mūsų buvo tarsi žinomi. Mes dažnai dalindavomės ir buvom dėkingi, kad tam kolegiškam santykyje sužinodavom apie tai, kas dar užgims. Ir kai paimi knygą į rankas ir tu pamatai, aš sakyčiau, vienam žmogui neįmanoma sukurti tekstą. Ypatingai tankus viskuo. Faktais, apimtimi, interpretavimu, lyginimu ir netgi, sakykime, aš tikrai nesu istorikė, bet su didžiausiu įdomumu skaitai knygą pagauna ne tik kaip istorinis tekstas, ir turbūt retas sociologas galėtų tokias įžvalgas sudėti. Taip pat, kartais net galvoju, yra panašumo, aišku, lyginti negali su Feinhausu, kuris įdomiai, pagaunančiai rašo. Ir tai yra gyva Lietuva, sutalpinta tam vienam solidžiam tekste. Ir pati kalba yra tiek išraiškinga ir tiek turininga, kad, manau, kad tai tarpdisciplininio pobūdžio tekstas, kurį turėsim visi ką skaitydami veikti. Ir dar pavydas yra kitas, kurį turėtų jausti turbūt mūsų valstybininkai, kai mes prieš keletą savaičių sėdėjom Užsienio reikalų ministerijoje ir svarstėme, kas yra diaspora, ir kai kurie, su antpečiais mokslininkai pradėjo turbūt nuo tokių elementarių sąvokų apsibrėžimo. Gaila, kad ta knyga tuo metu nebuvo išėjus, būtume galėję eiti toliau. Tada, kas man asmeniškai kaip, turbūt sociologinė ta pusė ir naujoji migracija, ji taip pat yra išsamei pateikta su, kaip minėjau, interpretacijomis, su lyginimu ankstesnių bangų ir tuo pačiu parodymu, kuo jinai skirtinga. Ir jeigu vieną dalyką turbūt, kurį labiausiai matyčiau, tai yra tekstas, kuris parodo geografinės lietuvių platumas. Ir platumas, ir gelmę. Jeigu šiandien ne visi atpažįstame tą pačią Braziliją, ar Argentiną, Izraelį, Afrikos lietuvių išeiviją, jeigu šiandien dažnai girdime interpretavimus mūsų išeivių gana vienareikšmiškai ir, sakyčiau, pakankamai lėkštai, tai šita knyga yra man tokio pozityvaus, labai žmogiško ir pagarbaus išeivijos vertinimo. Išeivijos ne tik tos, kuri buvo tarsi išstumta iš Lietuvos, aišku, irgi gali priimti, kad tai buvo apsisprendimas žmonių, bet kuriuo atveju. Bet taip pat priėmimas šiuolaikinės migracijos kaip, žmonių visuomenės reiškinio. Jis tik vyksta, bet kaip mes jį vertinam, kaip mes jį interpretuojam.
Ir tokio humaniško ir tuo pačiu subtiliai moksliškai argumentuoto teksto, na, turbūt galim pasigesti bet kur. Ir va ta gelmė, kas yra Lietuvija šiandien, arba kas tas lietuvis emigravęs 20 metų, 50 metų, 200 metų. Ar yra tik tas lietuvis išeivijoje, kuris lietuviškai kalba. Ir vėl man atrodo, kad turėtų būti ir atsiras pataisos mūsų pačių mentalitete. Toj sudedamojoje arba toje lygtyje lietuvių kalba nebūtinai bus pagrindiniu veiksniu būti lietuviu. Tai aš va tokius gal, kad nebūtų nuobodu, bet kai kuriuo štrichus taip padrikai, bet nes susistemintai apie tai kalbėti turbūt reikėtų skaityti, mokytis ir tada kalbėti. Jaučiuos mokinė, iš tikrųjų suvirpesiu ėmiau šitą knygą į rankas ir tikrai manau, kad tai yra džiaugsmingas įvykis, kuris kokybiškai pakeis mūsų pačių ir pakels kartelę netgi mokslininkų atskirų krypčių. Nes šiaip savo jau nebedarysi to, ką darėjai, atrodo ir drąsiai, ir tuo pačiu, pažvelgdamas į kitų atliktus darbus, nuveiktus darbus, bet dabar, teks pasitempti visiems. Tai tokias pirmas tas įspūdis. Ačiū labai, o Daiva, gal jūs galėtumėt pasidalinti tais pastebėjimais, kurie kyla istorikui vartant šią knygą? Aš pirmiausia irgi labai noriu pasidžiaugti pasirodžiusią knygą, kad pagaliau tokios knygos mes sulaukėm. Labai noriu pasidžiaugti, kad pagaliau atsirado žmogus, kuris ėmėsi tokios knygos, nes turbūt daugeliui nepaslaptis, kad mes Išeivijos institute apie tokią idėją jau kalbėjom ne 1 metai. Tačiau niekas taip ir nesiėmė tokios knygos rašyti, nes turbūt bet kas, jeigu bent kiek domisi istorijos, kada nors bandė parašyti platesnę, nesiaurę istoriją, platesnį tyrimą, pabandyti parašyti istorijos kažkokią sintezę, žino, koks tai yra labai sunkus, ypač vienam žmogui labai sunkus darbas. Sunkus, nes reikia kaip į vieną knygą sutalpinti viską, nuo seniausių laikų iki dabartinių laikų. Kaip į tą knygą sutalpinti labai plačią geografiją, jeigu mes kalbam tik apie Lietuvos istoriją. Šita istorija yra ne tik Lietuvos istorija. Geografija yra labai plati, nuo Lietuvos iki Amerikos, nuo Australijos iki Japonijos, Pietų Amerikos ar Afrikos. Dėl to, žinoma, pirmiausia, tai yra tas noras pasidžiaugti, kad pagaliau tokia knyga atsirado. Kalbant iš istoriko pozicijos, kas, pavyzdžiui, man labiausiai patiko vartant ir skaitant šitą knygą. Mes turbūt irgi esam pripratę, kad dažniausiai apie migracijos istoriją mes pradedam kalbėti tik tai nuo XIX amžiaus. Nes tada prasideda ta didžioji emigracija, jinai mums šiek tiek žinoma, šiek tiek pažįstama, vadinamoji grynoji migracija, kuri pasiekė Jungtines Amerikos valstijas. Tačiau mes nieko nežinom apie tas ankstesnės emigrantų bangas. Apie tuos, kurie traukėsi dėl religinių priežasčių 17 amžiui ar dar anksčiau. Ir šitoje knygoje bandoma į tą klausimą jau pažvelgti ir pristatyti nuo pačių tų senųjų priešistorinių laikų. Netgi nuo tokios emigracijos galima sakyti mitologijos. Ir tai irgi nauja ir labai įdomu ir mažai žinoma. Kas dar yra nauja ir irgi labai svarbu šitoje knygoje. Mes, kai kalbam apie migraciją, ką mes dažniausiai įsivaizduojam, tai yra žmonės, kurie atsiduria vakaruose, Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje, o kaip žmonės, kurie patraukia į rytus, ne tik tai priverstinė migracija, tremtis, bet ir žmonės, kurie savo norų traukdavo tenai, kurie įsikūrė, kurie ten pritapo, kurie kūrė ten draugijas. Šitie žmonės taip pat patenka į šitos gana storos plačios knygos rėmus ir tai yra labai smagu. Pagaliau tai, apie ką jau užsiminė mano kolegė Daiva, tai būtent tas tapatumo suvokimas. Mes iki šiol labai dažnai suvokiam, tas mūsų tapatumo suvokimas yra paremtas tokiu kalbiniu, etnolingvistiniu požiūriu. Lietuvis tas, kuris kalba lietuviškai.
Bet kaip su žmonėmis, kurie gimė tuose kraštuose, kai kurie kalba lietuviškai, kai kurie ne, kurie išlaikė tas tapatumo tam tikras detalės ir kurie skaito save lietuviais. Kaip jie irgi patenka į knygos puslapius. Galima kalbėti apie labai daugelį dalykų, ką dažnai mes pamirštam ir kas labai smagu, kas yra šitos knygos dalis. Bet jau bandymas atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Dar vienas labai svarbus aspektas, tai yra būtent vėl tas pats tapatumo suvokimas. Kai mes kalbam apie Lietuvą, mes kalbam apie lietuvius, o kaip kiti Lietuvos piliečiai, žydai, rusai, kitos tautos. Jie taip pat emigravo, jie taip pat įvairiais keliais atsidūrė įvairiose kraštuose ir jie lygiai taip pat buvo tos Lietuvos atstovai, piliečiai svetimose kraštuose. Taigi tai yra dalykai, kurie vienaip ar kitaip atsiranda šitoje knygoje ir dėl to šita knyga tikrai tampa labai įdomi ne tik tai istorikam, bet aš manau, kad ir kitiems skaitytojams turėtų būti įdomu. Ir dar vienas pastebėjimas, tai kad autorius pateikia savo viziją, bet jisai niekada neuždaro durų ir palieka interpretacijas ir galimas vietas, kur galima diskutuoti, nesutikti arba išsakyti savo nuomonę. Tai mano būtų tokie pastebėjimai turbūt pradžiai. Ačiū labai ir bandydamas modeliuoti, reiškia, diskusiją ir įsivaizduoti, kaip viskas vyks, taip tikėjausi, kad pirmiausiai kalbinsiu Artūrą Mickevičių kaip knygos leidėją. Bet dabar, kai jau diskusijoje užsiminta apie tai, kad emigracijos, reiškia lietuvių emigracijos, lietuvių judėjimo chronologijos tarsi yra praplėstos, norėčiau kreiptis jūs kaip į istoriką. Juk jūs taip pat esate istorikas. Reiškia, knygos padėkoje yra užsiminta, kad gelbėjot autoriui patardamas dėl, reiškia, pirmųjų skyrių apie kuršių migraciją, kaip suprantu, apie kitus dalykus. Gal galėtumėt pakomentuoti, papasakoti, tai skamba tikrai intriguojančiai. Tai iš tikrųjų, Daiva minėjo apie elektroninę, apie popierinę knygos versiją, tai aš galėčiau pasakyti, kad aš pirmiausia telefoninę knygos versiją išgirdau. Nežinau, kiek pinigėlių Egidijus praskambino ir skaitydamas pirmuosius tekstus ir būtent nuo tos pačios pradžios ir vis abejodamas, ar aš čia gerai dėstu ar taip, mes tikrai kaip nei su viena, ne pirmą Egidijaus knygą tenka leisti, bet kaip nei su viena knyga labai daug telefonų diskutavom su šia knyga. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad netgi kalbant apie lietuvių pasaulį, apie diasporą, iš tikrųjų nebuvo ignoruotas, sakykime, man kaip šiokiam tokiam istorikui, nebuvo ignoruotas tas ankstyvasis laikotarpis. Ir iš tikrųjų mes tą ankstyvąjį laikotarpį kartais turim tokius du polius. Iš vienos pusės labai mitologizuojam, labai romantizuojam, labai žavimės ir kartais atrodom taip pakankamai provincialiai. Ir iš kitos pusės dažnai tokio ciniškojo priėjimo prie istorijos, kad mes ankstyvai, mūsų sakykime, valstybės priešaušryje sugebėjom išlikti nenukariautais, neasimiliuotais, nepavertais, vien dėl to, kad mes nebuvom niekam įdomus. O iš kitos pusės, kad tokie išlikom dėl to, kad mes labai galingi ir vos ne pasaulis nuo mūsų prasidėjo ir visa Europa nuo mūsų priklausė. Tai čia Egidijus iš tikrųjų, nors man irgi buvo tam tikras, sakykime, jokia nepaslaptis, aš iš tikrųjų laikau save kaip istoriką Egidijaus mokiniu, reiškia, supratimą, kas yra istorija ir meilė šitam dalykui, aš iš tikrųjų su visiškai atvirai sakau, aš pirmiausia būtent iš Egidijaus vestų seminarų, iš Egidijaus bendravimų su juo, kaip studentas būdamas jo, gavau, tai man tas bandyti mokyti savo mokytoją buvo, ar bandyti taisyti, buvo pakankamai vidinis toks, prieštara buvo ir neslėpsiu. Bet, sakykime, čia vėlgi buvo dėka labai pasverto ir pamatuoto medžiagos dėstymo stiliaus Egidijaus, kai kur leidžiančio, ką ir jau buvo pasakyta, leidžiančio, paliekant atvirą, kad galima diskutuoti, neužkertant kelio. Tai ir
tas ankstyvasis laikotarpis, kuris tarsi ne jo akademinių tyrimų laukas, tai aš galiu tikrai visiškai objektyviai, visiškai ramia sąžinę pasakyti, kad tai, kas yra čia dėstoma apie patį ankstyvąjį laikotarpį, sakykime, apie 9, 11, 12 iki 13 amžių, sakykime, kur aš galėčiau šiek tiek diskutuoti, tai galiu pasakyti tai, kad čia yra daugiau palikta erdvės diskusijai, blaivesnio pažiūrėjimo į visą tai, negu kartais į mūsų vadinamųjų tų 9-12 amžiaus istorikų ar proistorijos tyrinėtojų teiginius, kurie labai dažnai nepalieka erdvės, nukerta arba taip, arba kitaip ir su labai arba pasima kažkokias, nepamatuotas, neaiškias legendas ir jas tada pateikia kaip tikrą daiktą, kaip tikrą dalyką. Tai ir kada Egidijus man pirmiausia telefonu skaitydamas tekstą, aš pats save pagalvojau, kad pradžioje irgi buvo tokia, ką tu čia rašai, ne, čia to ir su tais kuršių piratais ir panašiai, ne, bet po to, kada jau, ir atsiuntė ir tekstą, ir patį sugebėjau pagauti pačią koncepciją šitos knygos, tai iš tikrųjų labai gražus dėstymas, paliekantis erdvę savo įvertinti, savo priimti arba nepriimti tuos vienus ar kitus teiginius. Ir pradžioj man jie toks kaip siauras senosios istorijos, reiškia, tokio besidominčio žmogaus vidinis balsas sakė, ne, šitą reikia išmesti, nes čia nėra patvirtinta šaltinių, ir aš Egidijui sakiau, čia yra sukurta pokarių legenda pusiau, kuri gali būti atsakyti, bet po to perskaitęs, kaip jisai tai pateikė, supratau, kad tą reikia palikti, nes tai iš tikrųjų klausimas yra atviras, kiek mes ten plėšikavom, kiek mes ten buvom įdomus ar neįdomus, bet faktas tas, kad apie, aš negaliu pasakyti, emigraciją kažkokią, bet taip, 13 amžiaus šaltiniai, ypač skandinavų šaltiniai, akivaizdžiai baltiškos kilmės, kuršiškos kilmės asmenvardžiai. Tarp šitų, sakykime, gražiai tariant, vikingais, o taip realiai tai Baltijos jūros banditai, plėšikai su visais, kas tam pritinka ir prekiavo, ir žudė, ir grobė, ir ne veltui net ir 13 amžiaus pradžioje jau pakankamai pripažintas mūsų regiono autorius, sakykime, Henrikas Latvis, labai aiškiai, Gotlando saloje atplaukė kuršiai su estai, moterim prekiauja prisigrobtais dalykais ir nurodo ir iš kur, ir tai patvirtina kiti šaltiniai. Tai, sakykime, tai, kad mūsų, sakykime, protėviai, bent jau iš vakarų Lietuvos, jau pasklidė, jau tie patys vardai, kurie nurodomi, kad tarp šitų plėšikų bandų ir tokie patys vardai, kurie gyvena Pietų Švedijoje, kurie gyvena Danijoje, atitinka tie patys vardai ir net visiškai nesenai man pačiam teko surasti, kad toks gal sutapimas, bet tie patys net Islandijoje yra su baltiškos kilmės vardais. Tai mes iš tikrųjų, kada kalbam apie emigraciją ar apie migraciją kažkokią, iš tikrųjų galim kelti į labai ankstyvus laikus. Aš nekalbu apie tautų kraustymąsi, nekalbu apie akmens amžiaus dalykus, bet jau apie, sakykime, istorinius laikus, apie socialiai suvoktus šitos procesus, reiškia, kada ne vien tik tais išgyvenimo, ieškant maisto ar bėgant paskui elnius ar paskui reiškia išgyvenimo šaltinį, reiškia kažkokį migruojamą, bet tada, kada jau migruojama socialinėje aplinkoje, tai mes iš tikrųjų galim kalbėti apie labai ankstyvus laikus ir man iš tikrųjų, vėlgi, sakykime, galbūt savanaudiškai, kaip to ankstyvojo laikotarpio besidominčiam žmogui, man tai savimeilė glosto, kad tikrai tai neprasidėjo nei 19, nei 18, nei 17 amžiuje. Tai čia iš tikrųjų labai įdomiai skaitosi ir iš tikrųjų nedrįstų diskutuoti apie jau modernius laikus, kuriuos tikrai pradedant ir peštinėmis baruose ir iš tikrųjų labai tragiškais kai kuriais, reiškia, to priežastimis, kas nulėmė tą, kaip Daiva sakė, pasirinkimą tokį, tai ir pakankamai tos kasdienės istorijos dalykų yra, kurie tikrai skaitosi, nereikia būti jokiam akademikui, jokiam profesoriui, kad patirti malonumą susipažįstant su ta ir kasdienybė ir kartu netrivializuotai, kad po tuo kasdienybės sluoksnius tokie subtilūs dalykai matosi. Ir iš tikrųjų čia jau Egidijaus plunksnos suvaldymo, minties suvaldymo iš tikrųjų pats didžiausias malonumas skaityti. Aš dar vieną klausimą jums, bet jau kaip knygos leidėjui užsiminėt, kad knyga tinka kasdieniam skaitimui.
kas jūsų nuomonė, kaip knygos leidėjo, galėtų būti šios knygos autorius, nes šios knygos skaitytojas, nes išduosiu paslaptį viešą, tikriausiai daugelis žino, kad pagal pradinį sumanimą ši knyga turėjo būti nedidelė knygelė pasiskaitimui, tokiam lengvam suvokimui, kur nors Londono metro ar panašiai. Gavosi gerokai didesnė. Gerai, profesoriai, jis mėgsta nešioti kelnes plačiomis kišenėmis. Tokie gal ir sutilptų į gerą kišenę, bet realiai, kas galėtų būti? Tai kišeninė ar metro knyga, kad būtų tai tokios, bent jau man minties net nebuvo, ir nežinau kaip autoriai pačiam ar buvo, man tai tokios minties nebuvo, o tai kaip dėstoma mintis, tai iš tikrųjų čia bet kas, bet kuriam skaitytojų sluoksniui yra visiškai, čia ir akademikas ras tokių įžvalgų ir dėl ko galima diskutuoti, ir studentas, ir mokymo procese. Aš nesakau, tai vadovėlis apskritai, universitetuose vadovėlių neturėtų būti. Aiškiai, nieks čia universitetą atėjus nebereikia iš vadovėlių mokytis. Mokykla dar gali iš vadovėlių. Čia tai knyga universiteto studentų, tai knyga akademikų ir tai knyga bet kuriam nesusipykusiam su sveiku protu, su sveiku savo kaip tautos identiteto suvokimu žmogų. Tas, kuris nėra, aš pačia blogiausia prasme toks, yra toks posakis, terminas, siauražiūris į savo tautą, į savo tautos, reiškia, identitetą, bet kuriam tokiam žmogui. Bet kuriam, tai yra tikrai labai plačiam skaitytojui. Ir tekstas nėra labai toks sausas ar griežtas akademinis tekstas, kad iš tikrųjų, jūs pažiūrėkit, čia skaitosi, kur tiesiog, aš net ir Egidijui sakiau, tuos pirmosius telefonų išklausęs tekstus, sakiau, čia romano stilistika. Romano stilistika, kuri reiškia su labai aiškiais akademiniais, kriterijais, atributais, galima taip sakyti. Bet skaitos iš tikrųjų nereikia specialaus pasiruošimo ar suvokimo ar buvimo akademikai. Tai čia vienareikšmiškai šitai galiu pasakyti. Ačiū labai ir dabar tampiau jūsų nervus, atėjo laikas, reiškia, klausti knygos autoriaus. Ir profesoriau Egidijau, reiškia, nuolat kartojate ir tikite, kad istorija gali būti didžiąja mokytoja. Ji ir yra didžioji mokytoja. Ką lietuvių pasaulio lietuvių, reiškia, lietuvių diasporos istorija, kokią žinią ji galėtų siūsti? Kam ji labiau, reiškia, tinka mokytis? Tiems, kurie gyvena šičia, ar susivokti tiems, kurie yra išvažiavę? Ačiū Arūnai už klausimą ir aš į jį neatsakysiu. Arba neatsakysiu tiesiai ir galbūt visa kita, ką aš nekėsiu, vis tiek bus tą pačią kryptimį artėjant prie tokio atsakymo. Nes nori, nenori, kaip prieš pradėdamas knygą, tai baigęs vis tiek bent akimirksniais jautiesi kaip ežiukas rūke. Taip sakant, vis tiek nežinomybės yra labai daug. Klausimas yra, kiek mūsų išmintis, knygos ir patirtis padeda būti nežinomybėse, kur visi atsakymai niekad nebūna padėti ant lėkštelės. Taip kaip savo dienas baigiant, pavyzdžiui. Ar ne? Kitaip sakant, aš nežinosiu tiesaus tokio atsakymo, bet aš jau reaguosiu per kitus kalbančiuosius, kalbėjusiuosius, susiformavusius kai kuriuos kitus klausimus. Ir pradėsiu nuo tokių klausimų ar pastebėjimų, kurie net prieš mums čia pradedant jau buvo pasakyti. Štai Raimundas Mieželis, kuris man pirmas sakė tokį klausimą. Tai ką tu sako savo čia bičiulius susikvietei, kad jie tave maždaug čia pagirtų ir pristatytų taip knygą? Aš net nežinau, kiek jūsų daug dar ateis ir kiek bičiulių yra ne tik prie šito stalo, bet ir anoj pusėje stalo. Bet toj vietoje aš Raimundui turėjau sugalvojęs atsakymą, dabar aš jį galiu garsiai prie visų sakyti. Taip, jaučiuosi it koks nevykęs džiazmenas, kuris paklaustas, kad nors pasakyk apie save ir ką tu galvojai prieš pradėdamas čia interpretuoti kokius nors praeities faktus.
Ir tada mano atsakymas būtų toks, kaip sykį Kaunas Jazz festivalyje regis Arthur Bailey yra išsireiškęs. Jis geras bosistas, jo tėvas grojo Weather Report su Pastorijom, Zavinolu ir kitais. Ir aš atsimenu jo frazę. Jeigu jūs nežinot Pastorijaus, aš jums apie save nieko nesakysiu. Nes jis buvo mano mokytojas ir visa kita. Tai ką aš įsivaizdavau, kad ir savo susikūriau šiek tiek patogumo tos knygos pristatymo pretekstu, va tas stalas, kuris dabar apstotas stovinčiųjų. Va tas stalas su mūsų bičiulių, kolegų, bendradarbių, draugų ir nebūtinai draugų knygomis. Per 20 metų, tikrai ne 20 dirbančiųjų žmonių, 14 geriausių atvejų. Ir va ta visa produkcija. Tie, kurie bent kiek su mokslais susidūrė ir reiškia, kiek nors paplušėję prie kompiuterių, turi suprasti, koks milžiniškas darbas čia buvo daromas. Ir visi tie bičiuliai ir bendradarbiai ir tos knygos, kurios ten buvo parašytos, yra it kokie pamatiniai akmenys, ant kurių aš galėjau atsistoti. Aš be jų nieko nebūčiau padaręs. Tai iš tikrųjų herojai yra va tenai. Čia yra vienas iš tais kitais tyrimais paremtų pasakojimų. Tai va šitą aš norėjau pasakyti ir galbūt tai ir sutapimas, ir tie 2 dešimtmečiai, kad mūsų institutas tiek sukakojo. Tai kartais sakai, čia atsitiktinumas. Kartais išgirsti, kad šiam pasaulyje iš tikrųjų atsitiktinumų nėra labai daug. Visame kame visos tos sąsajos kartais turi tam tikrą logiką, tam tikrą lemtį, tam tikrus sutapimus. Dėl vieno dalyko, man atrodo, kad šičia po tom lubom neina abejot sakant. Beveik visi dirbo labai nuoširdžiai. Ir aš nežinau, kokia ta knyga, bet aš prie jos dirbau labai nuoširdžiai. Tai yra metodas? Ne metodas. Iš dalies galbūt yra tam tikra nuostata, kurią nuolat kartodavo mano mentorius ir bičiulis, ir ne tik mano, bet ir viso instituto, tai profesorius Alfred Eriksen, kuris nuolat sakydavo, kai aš girdžiu sovietinius istorikus kalbant apie tai, kad reikia rašyti objektyvią istoriją, aš suprantu, kad jie pasiryžę užimti Dievo vietą. Nes objektyvus gali būti tik Dievas. Aš esu sąžiningas, nuoširdus ir atlieku šitą darbą taip, kaip metodas leidžia. Bet ar aš esu objektyvus? Gink Dieve. Aš esu visiškai subjektyvus. Tai kiekvienos panašios knygos, ypač kuri pretenduoja į bendrąjį pasakojimą, tokios knygos, sakykime, sąmoningas ir santūrus ketinimas visad bus tiesiog aš papasakoju savo versiją. Tokia knyga yra įkvietimas pasižiūrėti į praeitį šitokiu kampu. Nepatinka, žiūrėkit kitais kampais. Pasirašykit kitas knygas, skaitykit kitas knygas. Bet kvietimas, tai jokia pretenzija viską paaiškinti. Bet šitoks žiūrėjimas yra galimas. Tai viena. Tokia postmodernioji būsenoje istorikai sąžiningai, mano galva, šitą gali sakyti ir labai retai gali sakyti, ką nors daugiau. Jeigu kalbam apie bendrąjį pasakojimą, ne apie konkrečius įvykius, ne apie konkrečias intrigas, kur iš tikrųjų ten beveik kaip teisinėme procese gali suvedžioti visus galus. Kalbu apie sintezes, apie bendruosius kursus. Antras dalykas, kuris regis skirtingais kampais jau buvo šiek tiek išniręs ir kurį aš tiesiog privalau pabrėžti, nes pirmosios reakcijos rodo, pirmos skaitančiųjų reakcijos rodo, kad šitos savybės ne iš karto buvo pastvertos. Tai yra ne tik bandymas pasakoti apie tai, kaip praeityje nutiko su lietuvių išsibarstymu pasaulyje. Aš ieškočiau vaizdingo žodžio vietoj emigracijos, migracijos ar kitų disciplinuotiems mokslininkams labiau priimtinų terminų. Tai yra išsibarstymas. Vienais atvejais tai yra užkariavimas, kitais atvejais tai yra pabėgimas, bet tai yra išsibarstymas. Tikrasis objektas, tikrasis dalykas, kurį stebi, tai yra lietuvių erdvėlaikio kaita per amžius ir to erdvėlaikio poveikis mūsų dabartiniai tapatybei. Kaip kas mes tokie esame ir kokiame pasaulyje, kur yra mūsų, kur yra mes, kur buvo mes,
Ir kur atmintis dar leidžia jaustis, kad kur nors nusiboginus į Australiją, taip kaip Daiva tik grįžo iš kangūrų krašto, staiga gali pasijausti, kad čia irgi mūsų pasaulio bliktelėjimas. Jeigu tu prisimeni, jeigu žinai. Tai šitą plotmė, aš jau pradedu apie viską pasakoti. Bet tavo reikalas valdyti pašnekovus, tai moderatorius esi tu. Bet tą, ką aš norėjau pabrėžti ir tą, ką aš norėčiau sakyti, ypatingai žiūrėdamas į salės galą, į savo bičiulį kolegą profesorių Zigmą Kiaupą, kuris šiandien tikriausiai yra geriausias Lietuvos istorijos sintezuotojas ir kūrėjas, kad, reiškia, mano viena iš intrigų nuolat rėmėsi viltimi, kad galima pasakoti kažką, ką įrodomai istorikai apie praeitį galėtų pasakoti. Ir galima, net suprantant, kad susiduriam su neįrodomais dalykais, su pramanytais kadaise dalykais, kaip su Palemono legenda. Bet tikrai žinoti, kad bent keletą šimtų metų žmonės taip galvojo. Mes galim kaip istorikai sakyti, to niekad nebuvo, bet kaip istorikai tikrai nebejosim. Žmonės taip galvojo, taip įsivaizdavo, iš kur mes. Taip įsivaizdavo, kur mūsų yra kraštas, kur mes savoje erdvėje, kur svetimoj. Kitaip sakant, moderni istoriografija irgi šiandien savo, bent jau po Leghofo, leidžia tokius dalykus praktikuoti. Rašai apie praeitį taip, kaip kokie nors dokumentai leistų šitą įrodinėti. Ir dar rašai apie tai, kaip žmonės įsivaizdavo dar senesnę praeitį negu jų gyvenimai. Kaip žmonės įsivaizdavo. Tai čia va tos tokios nevienodos storio gijos, jos knygoje, ypač senąją dalį liečiant, jos yra nuolat kultivuojamos. Jos susipina, jos ištirpsta, bet tik tai man leidžia sunaudoti visas buvusias mūsų pasaulio lietuvių ar lietuvių pasaulio legendas. Ir sakai, čia, pavyzdžiui, arijonų tradicija, kuri buvo suvartota jau visiškai beveik marginalinėse grupėse pasislėpusių arijonų, radikalių reformatų 20 amžiaus 30 metais. Kokios nors tekstas, kurio iš vis negalėtume priimti kaip priimto mokslinio teksto, bet tu supranti, kad tai buvo įsivaizduojama. Žodžiu, tada istorikas sau leidžia tirti šitos dalykus kaip literatas. Nu, kaip fikcija, tebūnė tai fikcija. Bet tai mūsų fantazijos, kurios apie praeitį kažkokiu būdu it kokie debesėliai vienas ant kito užsidengia, jos irgi gali būti prisimintos, atpažintos ir aprašomos. Aišku, tai yra klastingas užsiėmimas, tai yra klastingas uždavinys ir šitą aš dabar pabrėžiu jau vien dėl to, kad tiek, kiek buvo pavarčiusių, paskaičiusių, labai retai, kuris į šitą pusę atkreipė dėmesį. Kiek tai pasisekė, aš nežinau, man tikrai knieti nuomonės ir bičiulių, ir priešų, ir oponentų, ir visų kitų man knieti nuomonės, nes tai buvo pabandymas taip papasakoti. Ir žinai, dabar jau priartėsiu tiesiai prie paties klausimo, kuris patogiai abstraktus ir abstrakčiai pabaigsiu. Aš esu įsitikinęs, kad bet kuriuo atveju, bet kokios bendrumos ir bet kokios bendruomenės, tautinės ar socialinės, jos vis tiek remiasi bendraja atmintimi ir bendraja vaizduotė. Didelė dalim tautinėse bendruomenėse, bet labai skirtingų pavydalų reikšis kalba, bet vien tik tai kalba negali paaiškinti jokio pasaulio. Vienais atvejais kalba tampa absoliučiu tapatybės kriterijum, kitais atvejais tai tik tai komunikacijos priemonė. O vaizduotė, atmintis, vertybės, visi tie simboliai, tie jautrumai, kurie vienyje žmonės, jie podažniai reiškiasi nekalbiškai. Paskutiniuose kadruose, kur San Paule, Japonų kultūros centre nufilmavo Henrikas su lietuvių šokių rateliu Rambynas ar Nemunas. Patikėkit, nei vienas nekalba lietuviškai. Patikėkit, ten yra ne tik lietuvių genų nešiotojų. Ten lietuviais tampa kartais japonai arba kas nors kitas. Nes ta kultūra remiasi vizualinė simbolika. Kalba išnyksta, bet lietuviškas rūbas su savo tuo kodu, barcode, jis lieka. Koks populiarumas to šokio. Tai supranti, kad dar vienas variantas savivokos. Jų meilė Lietuvai, jų meilė tai savo protėvių žemė yra didžiulė. Tai va, žinutė, kad mes
lietuviai esam gerokai įvairesni, negu kartais viename kaime užsisklendę galvojame. Kad mes lietuviai ne tik dviejų lyčių, bet ir daugybės kitokių charakterių margumynas. Kad reikia vystyti savo jautrumus, savąją empatiją, savąją atmintį. Ją reikia talpesnę daryti. Reikia leisti sugrįžti į istorinį pasakojimą tiems mums, kurie praeityje tiesiog buvo vienokių ar kitokių dalykų išvyti iš savo žemės. Bet nieks neverčia jų išvyti ir iš atminties. Dabar tiems, kurie pasaulyje atpažįsta savo jautrumus ir savo atmintis, toks pasakojimas gali padėti jaustis geriau. Tiems, kurie likę čia ir labai keistai žiūri, tarkim, į angliškai kalbančius Lietuvos vyčius. Viena iš stipriausių patriotinių organizacijų, kurios 100-metis sukakojo balandžio pabaigoje, o rytoj bus speciali konferencija, nedidelė. Bet mes ko gero vieninteliai priminsim Lietuvai. Lietuvos vyčiams, Knights of Lithuania, 100 metų. Fantastiškai iki dabar susiorganizavusi, puikiai solidariai veikianti organizacija. Nė vieno paminėjimo čia. Tai mes, lietuviai, šiuo atveju save klaikiai skriaudžiam. To talpumo nebuvimas mūsų atmintyje ir vaizduotėje tai yra, atvirai sakant, savanoriškos entropijos nuosprendis. Vaizdžiai kalbant, kažkaip norėjusi tokio provokatyvaus pasakojimo, kuris lietuviams pašnibždėtų taip maždaug kaip airiams. Čia regis vienoje diskusijoje buvo toks jau įsireiškimas mūsų profesoriaus, vizituojančio profesoriaus John Černoski įsireikšta, kai airio kur nors Amerikoje kas nors klausinėja apie jo tapatumą, sako, I'm 10% Irish, I am Irish. 10% Irish. John Černoski sakė apie save 100% Lithuanian. Ir aš čia Lietuvoje turiu problemų, kad mane priimtų kaip savo. Kur yra? Tai aš tikiuosi, kad šita knyga turės bent kokią viltį purenti mūsų vaizduotę, skverbtis į kokius kitokius ginčius ar savivokas ir šiek tiek lietuviams leisti gyvuoti saugiau, linksmiau. Tai, kai Daiva pastebėjo, aš tikrai džiaugiuosi, kad jinai pastebėjo. Aš taip norėjau parašyti knygą, kuri nieko nekaltintų. Nes šiandien didžioji problema daugelio mūsų naujųjų emigrantų yra ta, kad yra į pasąmonę išstumtas kaltės jausmas, yra milžiniškas atstumimo jausmas iš pačioje Lietuvoje likusių žmonių. Yra milžiniškas susipriešinimas ir tai yra klaiki žala mums visiems. Žmonės jaučiasi kalti. O čia likę kartais pagiežingai nekalti, jie nieko dėti, gali net užmiršti. Jų nebėra, išvažiavo ir velniop. Tai, jeigu norit, aš nežinau, ar atsakiau dabar į tavo klausimą, bet prie visos puokštės visokiausių motyvų šitas tikrai buvo. Mažas pataisimas, konferencija apie vyčių susidomėjusiems vyks penktadienį. Gerai, kad pataisimas. Taip. Bet jeigu aš šitoj teisiu 10, tai nieko nesakysiu. Ne, bet aš dėl to labai džiaugiausi, kad jūs atėjote į šitą diskusiją. Bet gal dabar po šitos kalbos yra kažkas, tai kas norėtų klausti, nes mes jau galėtume po truputėlį pradėti bendrauti auditorijai ir prašau, bet prisistatykite, gerai? Ramūnas Dekeris iš Kauno dienos rengia reportažą apie jūsų knygą. Tai klausimas buvo toksai. Štai iš kur tokia drąsa. Ką tik sakėte, kad jūsų knyga yra kvietimas pažiūrėti į praeitį šiuo kampu. Tai koks tas kampas būtent? Po to aš jau išplėčiau tą teiginį, sakydamas, kad mes lietuviai esam gerokai įvairesni. Kad mes esame platesnėme pasaulyje gyvenanti tauta, negu kad šiandien kartais ant žemėlapio braižom, bandydami save įtikinti, kad esame it kokie Palangos Juzės tautiečiai, kurie gyvenant vieno Nemuno deltos ploto, kad kiti tartum kažkaip neegzistuoja. Tuo pačiu metu mūsų gyvenama tikrovė yra Europos Sąjungos emigracijos čempionų tikrovė. 500 000 tikėtinai mūsiškių yra išvažiavusiųjų ir mūsų vaizduotė ir atmintyje jų nėra.
Mes esam labiausiai emigruojanti ES tauta, turinti istorinius pasakojimus, taip kaip Palangos Juzės. Viskas čia vietoje, esam tvarkingi, sėslus, valstiečiai, su tautiniam juostelėm ir vyžom. Mūsų pasakojimai yra tokie, o gyvename va tokią tikrovę. Tai jeigu apie individą kas nors pasakytų, kad nuskriaudė gamta kažkurį, jo įsivaizduoja, kad yra Bradas Pittas arba Angelina Jolie ar kas nors. Tai psichologas sako, čia yra neadekvatus asmuo, jam nepatogumų gyvenime labai daug. O kaip jūs manote apie visą bendruomenę, apie visą tautą, jeigu taip susiklosto? Reiškia, vieną gyvenimą gyvena, kitus pasakojimus apie save kuria. Tartum neužtenka drąsos ir valios kalbėti apie save taip, kaip esi. Matyti silpnybės ir stiprybės, būti save taisančią sistemą vardant bendro gėrio. Bijau, kad aš labai nepaaiškinau pačiam, ką reiškia ar paaiškinau. Nes aš kažką kitą pradėjau reksti ir tai jau mano įda, atsiprašau. Ar dar yra klausimų? Gerai, aš tada noriu dar paklausti. Reiškia, oponuojate jau ir dabar kalbėjote tai minčiai, kad tas, kuris lietuviškai nekalba, tas nelietuvis. Ne? Bet dabar trečioji banga emigracijos. Ne? Jau močiutės, kurios yra likę šičia, o anūkai tenai, sunkiau bešnekantis lietuviškai, reiškia, tas santykis atsiranda toksai. Ar nėra tas laikas dabar ir tinkamas kalbėti, reiškia, ar nėra tas lūžio momentas, kad, reiškia, mūsų sąmonės, taiga, dalis visuomenės supras, kad nebūtinai tas, kuris nekalba lietuviškai arba sunkiai šneka lietuviškai, yra nelietuvis. Gal tai yra geras momentas dabar keisti tą? Aš jau apie sutapimus kalbėjau. Aš nežinau, ar tai sutapimai, ar tai atsitiktinumai, ar tai yra kažkas dar, kas virš mūsų. Ir bet kuriuo atveju man toks jausmas iš tikro, kad tai yra paskutinė riba, kad mes turim atsikvošėti. Nes tikrovė yra, jinai yra jau tokia. Dabar kalba yra tik apie mūsų gebėjimą ją matyti. Knygos tai yra tik tai gebėjimas matyti tikrovę, ją atsispindėti savo, kad žinotum, kaip pačiam gyventi. Tai yra paskutinė riba, nes iš tikro esame labai stipriai besibarstantis po pasaulį. Mūsų tada tirpimas yra ne pagal gamtos dėsnius. Lygiai kaip airių dauginimasis yra ne pagal gamtos dėsnius, pagal kultūros dėsnius. Jūs galite elementariai suskaičiuoti, jeigu airis gali sakyti, I am 10% Irish ir dėl to aš esu airis, o lietuvis sako, aš jau esu 10% koks nors nelietuvis ir jis jau nebelietuvis. Tai kaip mes juos priimam, taip jie ir yra. Kaip mes jiems primetam savo požiūrius, taip jie ir į save žiūri. Gink Dieve, aš negaliu pasakyti, kad reikia nekreipti dėmesio į lietuvių kalbą. Aš jau esu sulaukęs tokių kaltinimų ir karikatūrų ir dar ką nors, pagalvojau, peklon su tokiais smegenim tada, jeigu tai, ką aš čia sakau, kas kieno nors priimama kaip nevertinimas lietuvių kalbos. Jokioje kitokioje kalboje aš negaliu gyventi tiek sąmoningai, kiek dabar gyvenu. Gal pusiau nesąmoningai, bet tiek, kiek sąmoningai, tai aš gyvenu geriausiai lietuvių kalboje ir žinoma, tai yra sakrum zona, apie ją net nešneku. Bet esu absoliučiai įsitikinęs, kad čia tas pats kaip kokiais nors 20-ojo amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais įsivaizduoti fronto liniją iš vienų apkasų. Jau tada bet koks vidutinis taktikas suvokė, kad kelios apkasų linijos, kai pralaužė vieną, yra dar kita, šitą pralaužė yra dar kita. Tai va tie paskutiniai Alamo apkasai man yra atmintis, man yra istorija. Mes turime šitą žinoti. Kai šitą žinai, tiesiog, kaip sakau, tu gali šiandien ir močiutėm, ir kitiems pasakyti, kad nenusižudytų vien dėl to, kad anūkas su akcentu šneka lietuviškai. Ačiū Dievui, jis šneka dar lietuviškai. Jis turi suprasti, kad karta po kartos, Grinorių ar DP kartos, Displaced Persons po antro pasaulinio karo, čia daug kas gali liudyti šitoje salėje, kiek antros generacijos lietuviai, labiausiai patriotinės emigrantų bangos vaikai. Kiek iš jų išsaugojo kalbą? Greičiausiai bus nedauguma. Aš nežinau, nieks nedarė tokių tyrimų. Bet aš esu įsitikinęs, kad jie yra lietuviai, patriotai ir su didžiausia meile žiūri į Lietuvą.
Henrikas taip pat gali liudyti ir tikriausiai, jeigu mes ieškotumėm savo filmuotose kadruose tokio Lipaus liudijimą. Kad sako, gal aš ir su akcentu kalbu, bet kai aš skaitau jūsų internetinius komentarus, man atrodo, kad mes šičia blogai kalbėdami lietuviškai Lietuvą mylim daug daugiau. Tai va šitą kažkaip reikia suvokti, kad aš kalbu apie įvairovę. Lietuviai yra įvairesni. Lietuviai nėra vienas uniformuotas karių būrys. Gal jie nėra tokie įvairūs kaip žydai į Izraelį suvažiavę. Bet šitas Bendoraičio juodaodis mokinys iš džiungliuose veikusios ligoninės su savo kurta šaltinėlis. Čia buvo metafora, tik priminimas. Tie suvažiavę judėjai iš viso pasaulio, jie ir rasėmis skiriasi, viskuom skiriasi. Ir po galais žydai vis tiek geba rekonstruoti savo tautą po 1000 metų. Galiu orientuotis į tokį beveik biblinį modelį. Mes lietuviai esam šiandien gerokai įvairesni. Kokios pasekmės iš to? Galbūt jokių. Įskyrus vieną, kad karts nuo karto toks žmogus šmėstelėjęs kur nors, Londone, New York'e ar Vilniuje, jis yra tau savas, gali jam pasakyti, welcome home, lad. Arba šičia, į šitą mūsų pasaulio tautų bendruomenės salę. Pakame reikalas. Kad jie turi turėti viltį pažadėtosios žemės. Jie turi turėti viltį, kad jų protėvių gimtinė vis dar juos mena. To knyga yra tiesiog toks, pabandykit prisiminti. Kas šiandien mena lietuvius tarp Keiptauno ir Johannesburgo, tarp 10 ir 20 ar 30 20 amžiaus metų. Ja, mes žinom Litvakų, žinom, kad ten žydų yra nemažai. Taip, žydai išsisaugojo sąmoningai. Bet net jų akademikai irgi yra užmiršę, kad lietuviai taip pat emigravo kartu. Beveik visi iš Panevėžio. Dingė. Na, sakai, kai tu prisimeni šitai, kas pasikeičia? Nieko, išskyrus, kad tavo atmintis, tavo biokompiuterio atmintis yra talpesnė. Žymiai įvairesnių daigų arba diegų tu gali joje pridaiginti. Ir būt atsparesnis, būt kietesnis, būt kietas kaip graikas. Gal net kaip graikas Zorba, jeigu nori. O graikų diasporinė tradicija yra netrumpesnė kaip žydų. Žinot, kad diaspora, bet kuriuo atveju tai yra senovės graikų žodis. Senovės graikų žodis tautai už tėvynės ribų. Ir taip kaip graikai laikosi, taip kaip jie elgiasi. Vėlgi, aš kada nors svajoju pamatyti kokio nors kruopštaus autoriaus darbą, kuriame būtų lyginamosios diasporos pasakojimai sudėti. Armėnų, airių, žydų, lietuvių, graikų, skirtingos savijautos, bet kaip jie yra. Nes šiandieninis pasaulis taip pat yra toks, kokio niekad nėra buvę. Taip pat dar niekad žmogus taip nebuvo atsietas nuo vietos, tiek virtualizuotas, kur feisbukinė tikrovė galbūt jau yra stipresnė negu ta užuodžiama, matoma, paliečiama tikrovė. Ką mes žinom? Tai jeigu šitoje knygoje yra vaizdinių, kurie gali it kokie, ką žinau, bambukiniai rastai išmėtyti keistame didelės Amazonijos sraute ir ant jų dar gali užsikabinti. Tai aš tada labai džiaugčiausi. Bet kuriuo atveju viena iš didesnių mano intencijų buvo kaip nors priminti tiems mūsų vaizduotės viršininkams, nuo kurių priklauso istorijos vadovėliai šiandien, kaip mes tos vaikus savo mokom. Turim maždaug 25 000 mokinių, kurie auga pas senelius, nes tėvai išemigravę ir kokius vadovėlius jie kremta. Apie jų skaudžią tikrovę ten nėra nė žodžio. Ir tada galit nuspėti, kodėl vaikai nemėgsta istorijos. Tai istorija jiems nieko nesako apie jų egzistencinės reikmes. Neatliepia. Meluoja. Bet egzaminam išmokti reikia, testam išmokti reikia. Pavojingas dalykas pastatyti į moderatoriaus vietą žmogų, kuris įpratęs kalbėtoje akademinę valandą išklausyti, tai aš tik tai po 40 minučių pradedu žiūrėti laikrodį. Nieko tokio. Gal yra klausimų? Jeigu nėra, tai tada... Prašau. Esu Zinebro. Aš žinau, aš girdėjom, kad čia gimė knygos istorija, knygos
rašymo istorija ar tiesiog pati mintis, kad ją reikia parašyti. Pirmam aukšte už gretimų durų vyko įvairių dalykų aptarimas kavos namuose. Jeigu ten būtų buvęs mikrofonas, turbūt būtų susidėliojusi dar viena knyga. Ir aš atsimenu iš vieno mūsų pokalbio, kad mes aptarinėjom knygos pavadinimą. Tai, man atrodo, būtų kažkiek Egidijus užsiminė, bet būtų gražu dar ir būtų įdomu turbūt visiems, kodėl Karklo diegas. Yra nemažai liudininkų šitoje salėje, nemažai, tai jau daugiau negu 2, tai nemažai, jau kuopelė, jau susirinkimų įstatymai pradeda galioti, kurie žino, o šviežiausiai žino mano trumpą versiją, tai Kazys Almenas, kurio nuomonė man iš tikrųjų buvo labai svarbi, nes tiek, kiek čia yra romano šitoje knygoje, tai Kazys yra geriausias vertintojas, bus geriausias vertintojas. Ir kaip aš jam paliudijau. Tai pradėjau rašyti knygą, kuri vadinosi Lietuvių pasaulio istorija ir iki pusės jos aš neturėjau jokios nuovokos ir jokios intencijos, kad jai reikia metaforiško pavadinimo. Nuo pusės teksto jau įsibėgėjus į maždaug 30-ųjų metų Dariaus ir Girėno skrydžio, to didžiojo simbolio vienijančio viso pasaulio lietuvius, bent jau ano pasaulio, naujo ir šito seno pasaulio lietuvius, pradėjo knirbėti, kad šitas akademiškai, ir tai jau jisai yra provokatyvus, ne pasaulio lietuvių pasaulio. Nes, žinoma, atklysta čia iš istoriografijos, atklysta iš tam tikrų senesnių tekstų, nes jeigu kas nors sakytų Greek world, visi suprastų, apie kokią antikos civilizacijos plėtotę mes čia kalbam. Arba jeigu kas nors sakytų Jewish world, lygiai taip pat suprastumėm, kad kalbam apie diasporinę tą po visą vietą įsibarščiusių žydų pasaulio raidą, jų visumą. Bet kad lietuviams kas nors bandytų tą pritaikyti, lietuviams, kurie yra podažniai pernelyg susitapatinę su tokio menkiavertiško požiūrio, kažkokio unikaliai menkiavertiško, save naikinančio požiūrio plėtoti. Tai man norėjosi šitą drėptelti drąsiai, toks pavadinimas jau turėjo būti. Bet ir to nebuvo gana. Ir tokioj rašymo euforijoje, tupint mano senelių sodyboje po skardinių klėtės stogų, aš jau pradėjau jaust, kad man nebus gana, kad aš ieškau kažkokio, man metafora yra reikalinga, jeigu aš metaforos nesugalvosiu, man bus blogai. Aš negebėsiu tos visos didelės visumos kažkaip suverti, kaip žemuogių ant smilgos, ar kaip tik taip norit. Plus, jeigu paimsit didesnę sintezių rašymo tradiciją, tai tam tikros metaforos naudojimas sintezėje pavadinti, tai yra įprastas dalykas. Nors mano ausyse, žinoma, labiausiai skambėjo, jeigu ir ne versus aureus, kas lotiniškai dar suprantat, ir tai bent aukso šakelė, kas Frazerį prisimenat, ir tą klasikinės mitologijos publikaciją. Aukso šakelė, nu kur tau, nei laurai, nei auksas, mes lietuviai šiaip ar taip, visokio gyvenimo matė. Ir tada galvoju, su kokiu augalu. Taip kaip škotai, žinot škotų augalų. Dalis žino, dalis ne, dalis prisimint narsiją širdį ir kaip žūstanti meilė iš savo knygelės išmeta sudžiovintą šakelę. Kieno? Dagio. Nepaimsi plikom rankom. Sako škotų legenda. Nu tai vėl, tai kokia? Kad škotų dagys. Kad airių dobilas. Tai kas tiems lietuviams tinka? Nu tada ta vaizduotė dirba. Kad karklas, tai jau man pradėjo knirbėti labai anksti. Bet karklo šakelė, apsiseilėjęs ten karklo šakelė, lapelis, ten gėlytė, ten kas nors. Nu vėl, netinka. Ieškojau tada aišku šaknis, šaka, diegas. Ne, daigas. Šiaip tai visi tą turit jausti, kad tai yra tiesiog skirtingos tarmybės. Daiktavardžių, tai yra veiksmažodžių ir daiktavardžių santykiuose. Yra labai retas diegas, bet yra kasdieninis diegimas. Yra labai dažnas daigas, bet dažniausiai turgui. Ir yra retesnis veiksmažodis daiginimas, ypač jeigu mes kalbėtumėm apie kokius nors kultūrinius reiškinius. Vis tiek būtų steigti, steigimai, diegimai.
Ir kažkaip tada artėjau prie Diego. Ir beje, 4 viršelyje aš tą intrigą ir surašiau. Knygoje tai pasidarė it labai specialiai suintriguotas dalykas, nes pavadinimą aš paaiškinu paskutinėme skyrelyje 613 puslapį. Taip sakant, visą tą rutulioju, vis bandydamas galvoti, kaip tai savaime pasisako. O kad iš tikrųjų sumažinti tokius uždavinius, tai 4 viršelį uždėjau tą paaiškinimą, kaip buvo. Mano galutinį pasirinkimą dėl Diegas nulėmė iš tikrųjų aptikti faktai, kad prieš Pirmą pasaulinį karą Buenos Aires ir net Klaipėdoje maždaug vienu metu susikūrė jaunimo organizacijos vienodų pavadinimų – Diegas. Tada jau man buvo aišku. Ir dar plus, kadangi apie džiazą kalbėjau, man pasirodė, kad Karklo Diegas skamba kažkaip kaip vienas žodis, geta kažkokia, skamba, Karklo Diegas. Gal koks dizaineris nupaišytų. Aš nežinau, ar aš paaiškinau. Ir bet kuriuo atveju metaforos pasirinkimas liudija ir tam tikrą sušvelninimą pretenzijos į labai tikslius dalykus. Nes tai, kas mažiausiai man šiandien istoriografijoje patinka, kai neaiškių dalykų nesugebama pateikti adekvačiai. Tai reiškia ir pasakyti, kad mes turim tokias, daugmaž nuovokas apie tai, kas ten darėsi. Ir jei kas nors jau labai kietai ima sakyti, aš žinau, dabar jūs žinosit po to, kai paskaitysit. Tai man tokie žmonės yra neadekvatus. Dėl to metafora, švelnesnės formos, daugiau kalbėjimas apie vaizdinius, vaizduotę, emocinius ir empatijos pojūčius. Žodis empatija man vis daugiau ir daugiau limpa. Paskutinėme skyriuje kaip tik turėjau labai daug jos išnaudoti, kad apie dabarties procesus nekalbėčiau taip, kaip kartais kiekvienas iš mūsų jaučiam. Kaip nepratęsti šito truputėlį apokaliptinio diskurso, kurio fragmentų prisirankiot galim kiekvienam spaudinį šiandien Lietuvoje, ypač anoniminiuose komentaruose. Tai va šito aš vengiu. Plus prisipažinsiu, taip kaip Arūnas juokavo, taip, visi čia žinojo, gerdavom absoliučiai daugumoje arbatą ir tada sakydavo, mano sumanymas yra parašyti tokią knygą, kuri paperbacko, popierinėme tokiame sumažintame formate būtų skaitinukai kiekvienam išsinešdinančiam į pasaulį arba grįžtančiam. Tokia. Leidėjai nelabai patinka ta idėja. Ir leidėjas iš tikrųjų buvo suintriguotas per tos skaitimus, kad maždaug tokią knygelę aš ją padarysiu. Ir man pradėjo nebesisekti. Reiškia, man pradėjo nebesisekti, tada dėl to aš jam ir skaitydavau. Sakau, Artūrai, aš atrodo nuslystu nuo bėgių. Mano pasakojimas pernelyg plečiasi, ne toj vietoj, kur aš buvau sugalvojęs. Reiškia, nuo pirminio sumanimo labai stipriai išsipūtė ankstyvosios dalis, apie kurias aš menkai ką žinojau, bet kuo mažiau žinai, tuo įdomiau. Ir tada daugiau prirašai. O buvau sumanęs, kad aš šiandieninius procesus tą 20-metį rimčiau aprašysiu. Bet kai jau reiškia, dar nebaigiant DP nuotykių, aš jau pajutau, kad persiropščiau per 600 puslapių, supratau, kad arba reikia dabar, kaip daugelis istorikų daro, buvo sumanytas vienas tomas, tai jis turės 2 knygas. Pirma knyga, antra knyga, po tada kita knyga ir tas galas. Aš pakeičiau konfiguraciją tokią, pakeičiau ir visiškai susiaurinau paskutinės dalis. Aš visiškai susiaurinau ir pelnytai nusipelnau priekaištų, nes kai kurie recenzentai tai atkreipė dėmesį, aš visiškai susiaurinau tą mūsų naujausią istoriją po 90-ųjų metų ir paaiškindamas, pasiteisindamas, galiu disciplinuotus pasiteisinimus turėti visiškai legalius. Iš tikrųjų mes neturime istorinių tyrinėjimų beveik visiškai. Laikas yra įsitempęs. Mes turim pirminius ir ne pačios aukščiausios kokybės sociologinius, antropologinius, žurnalistinius ir kitokius tyrimus, bet mes neturim istorijos. Išskyrus vieną disertaciją, kuri po šito stogų buvo rengiama ir apginta, ir jinai lietė Lietuvos valstybės migracijos politiką. Nuo 90-ųjų iki 2009-ųjų. O daugiau mes neturim istorijos. Kitaip sakant, čia turėtume būti ir pats faktografas tyrinėtojas, viską rekonstruoti ir dar sintetinti.
Tai man buvo patogus. Istorinių tyrimų nėra, aš nelabai ką galiu pasakyti ir taip buvo, ačiū Dievui, tada tik kokie 70 puslapių tam paskirta. Tai va taip šitas ir pasidarė. Tai tikiuosi, kad kas nors geriau padarys tam. Tai man atrodo, kad diskusiją laikas perkelti prie dar mažiau formalios aplinkos, kur absoliuti dauguma geria arbatą. Ir... Pasisakymą galima. Gerai, prašau, bet nelabai ilga. Tai kaip profesorius ir tai 45 minutės, man aš taip. Bičiuliai, atsiprašau, kad taip pasakiau. Pažįstu Egidijų kiek 100 metų nuo tada, kada gulėme kartu. Nuo Palemono bent. Čia raudona užfiksuota. Ačiū ir tau, kad geras oratorius, tai mes žinom ir dabar įsitikinam, kad toks kruopštus skrusdėliukas, tai nuostabu. Bet aš dabar kitą knygą laikau rankoje. Kitą knygą, ant jos užrašyta taip. Romėnų patarlė sako, keliauti būtina, gyventi ne. Tad ir toliau žygiok toliau. Mielas ir šaunus mūsų VDU atsikūrimo dienų bendražygiai Egidijau, lietuvybės labui autorius. Ir kartais sustok kokioj paežerį prie Ignalinos, dar kur nors. Todėl mano knyga vadinasi kitaip. Architektūra, aplinka, atostogos. Ačiū.